kad šiai dienai, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybėje nėra registro apie viešas įstaigas, kurioms reikalingas būtų toks prieinamumas. Šiai dienai aš puikiai žinau, kad į bibliotekas, net į paseniūną patekti neįgalusis, jau nekalbant apie mamą su vežimėliu, patekti neturi galimybių. Puikiai žinom, kasgi dedasi su rinkimais, kai rinkimai vyksta mokyklose ir kur reikia į antrą aukštą rinkėją atvažiavusi su vežimėliu ir sunkiai judantį reikia užnešinėti į antrą aukštą, nes padaryti, kad būtų privažiavimai ir užlipimai, niekaip negali suvesti duomenų savivaldybė ir turėti tokį registrą. Pavyzdžiui, patekti į Justiniškių seniūniją, neįmanoma, būtent nes laiptai yra gana status ir neįmanoma jais paprastai nei su vežimėliu, nei įgaliam, nei kam patekti į seniūniją. Deja, apie šitai puikiai žino atitinkamas asmenys viešieji, bet niekas nesidaro. Pavyzdžiui, buvęs paštas išsikėlė Justiniškėse, bet į jo patalpas perkelti bibliotekai, kurie paprastai neįgalusis ir maži vaikai saugiai negali patekti, niekaip negali padaryti, kad šita buvusiams pašto patalpomis būtų perduota naudotis būtent bibliotekai. Bet susidaro toks įspūdis, kaip toj patarlei, kad pas tikrą šeimininką, sako, ir mėšlas auksu virsta, o pas nevykėlį, apsileidėlį didžiausi turtai per nieką eina. Tokių vietų per seniūnijas galiu priskaičiuoti šimtais. Savo laiku kažkadais akademikas Kuisys kreipėsi į vyriausybę su prašymu, kad būtų padarytas registras tų pastatų ir statinių, kurie yra nepatikimi ir gali būti, ar ten koks balkonas gali nukristi, ar tiltas gali sugriūti, ar dar kažkas, kad būtų padarytas toks registras. Deja, po šiai dienai vyriausybė į šitą kreipimąsi neatsiliepė ir po šiai dienai tokio registro Respublikoje ir didžiuosiuose miestuose nėra padaryta. Rezultate susidaro nekokia nuomonė ir nėra pasitikėjimo būtent tuo, kad tariamams klausimais, tiek tos, tiek aš tik galiu pasakyti. O Kornelijų, dabar kadangi daug naudojatės informaciniam technologijom, ko ten dar reikėtų, ko ten trūktų valstybinių, pavyzdžiui, institucijų svetainėse, kad jos būtų paprasčiau prieinamos. Jūs tai ir gerai viską suprantate, o kaip kitiem pensininkam, kurie bijo tų, kaip paskatinti? Buvo tokia programa prisijungusi Lietuva. Ir daug kas iš pagyvenus ir panašiai, kurie dalyvavom, visą net gavo po planšetę, ir mokė šitam, bet šitie mokymai kažkaip tai užstrigo, suprantat, toliau, kaip sakant, skatinimo šitam dalykui atlikti nebuvo. Mokyklose, kurios yra būtent būreliai tie ir panašiai, kurie tikrai moka dirbti ir viskas, būtent kaip apmokyti pagyvenusius ir panašiai žmonės naudotis elektroniniu priemonėmis, taip kol kas neatsirado. Man teko, aiškinti, kadangi buvau prijungtas tame
tam prisijungusi Lietuva aktyviai dalyvavau ir aiškinau būtent vyresnės kartos žmonėms, kaip saugiau prisijungti būtent prie bankų, kaip galima užsitikrinti. Na, tik tai vienas priekaištas gaunasi, kad šiai dienai konkrečiai tų svetainių, kur plinta tie vadinami sukčių reklamos ir visokios kitos, niekas nebando kontroliuoti, nors aiškiai matyti, kai kažkieno tai vardu vaistai reklamuojami, ten kraujagyslių valymas panašiai, ir kur rašo, kad jeigu jūs užsiregistruosit, lengvatą gausit, reiškia, ten valandas bėgė, susimokėję, gausit į tą siuntinį, kuris bus tiesiog stebuklingas. Ant kiek tai stebuklinga ir visa kita, tarp kita, tie skelbimai dažnai būna pridengiami ir reklamuojami su gerai žinomų žmonių vardais, ar tų gydytojų, profesorių, ar šiaip viešų asmenų vardu, kad jiems ten labai padėjo viskas, bet niekas, nors šitos svetainės ir visos šitos reklamos akivaizdžiai matomos, bet niekas nesiteikia pasižiūrėti, iš kur tai ateina ir panašiai. Arba prasideda tokie dalykai, kad jeigu jūsų telefonas iš kažkur tai, per kažkur tai sužinomas ir jums pasipila skambučiai iš Lietuvos, iš Londono, iš Kanados, iš Rygos ir panašiai, su siūlymais, reiškia, tų investuoti ir jums pinigų plis. Deja, man pačiam asmeniškai teko pakeisti telefoną, kad nutrūktų tas skambinėjimai, nes matyt, būtent kadangi buvo mano telefonas paskelbtas vartotojų konfederacijos, reiškia, informacijoje, ir dar kai kur kitur buvo jisai daugiau ar mažiau viešas, tai aš tiesiog paprasčiausiai pakeičiau telefoną ir tokiu būdu dabar nutrūko skambučiai tų skambintojų, nes matyt, nutekėjimas telefonų ir tų duomenų yra gana lengvai prieinamas tiem įvairaus plauko sukčiams ir panašiai. Nu va, Kornelijau, o neteko kažkur tai pasimauti ant kokios sukčiaus, arba beveik procese nebuvote? Ne, tai aš atsisakiau, pavyzdžiui, kalbėti atsisakinėjau, kai man skambina ir matau, kad ateina skambutis iš Londono, ar iš Rygos, ar iš Kanados, būna ten prirašyta, kad iš ten eina, aš paprasčiausiai, dar jeigu kreipiasi į mane rusų kalba, aš paprasčiausiai atsisakau su jais bendrauti. Nu tai o tokiu būdu nutraukė, bet kol kas pasimauti ant tų pasiūlymų neteko. Nepavyko. Nu, kai matai, kad tau telefonas išmeta, kad eina skambutis iš vos ne iš Kanados ar dar iš kažkur tai, nu tai aišku, kad atsiliepinėti ar iš Talino panašiai, nepažįstamas tau telefonas, nu tai aišku, kad kyla aišku nenorų, ir ypač kai reklamuoja būtent su tom, reiškia, programėlėmis, kad jūs esat tenai gavęs tą programėlę ir bandėt registruotis ar kažkas, tai reiškia, jie bando per tas programėlės gaudyti. Nu čia nuolatos eina, kad va, aš ten įsiregistravau į tokią programėlę ir užsidirbau savo ant mašinos. Ir tai eina tiesiog per YouTube, tenai tose visose tinklapiuose tiesiog vienas paskui kitą eina reklama. Kornelijau, neįsikalbėkite tą temą, nes jinai rytoj 10 valandą Lietuvos banko bus pristatymas valandinis. Ir pirma bus tema, reiškia, sukčiavimas, jo prevencija, tendencijos ir taip toliau.
Nes dabar tas sukčiavimas yra kaip kokia, žinai, kaip jau virusas, žinai, ten žmonės netenka didžiuliais kiekiais pinigų. O dabar dėl tų visų svetainių tokių, tai aš, reiškia, Nacionalinis saugumo centras prie vyriausybės atliko, tai reiškia, tų svetainių tyrimą tokį ir jie ten rado 170 tokių visokiausių sukčiavimo svetainių. Ir aš skambinau ir kviečiau, kad jie padarytų pranešimą. Tačiau pirmadienį pasakė, kad reiškia, kad turbūt tas užimtumas ten iš Baltarusijos visokie lėktuvėliai atskrenda, sako, mes jau ten labai užsijėmę esame, vienu žodžiu, gal kitam kartui, bet iš tikrųjų, kitą kartą valstybinės institucijos padaro kažkokius tyrimus ir neoperatyviai informuoja visuomenę, ne? Sakykime, ar kažkokią uždaro svetainę ir netgi čia mūsų susitikimo metu nesako to pavadinimo. Sako, jūs žiūrėkite mūsų elektroniniai svetainiai, ne? Tai reikia ieškoti, žiūrėti, tai dėl to taip yra. Tai iš tikrųjų ta sukčiavimo prevencija tikrai yra aktuali ir mes, o tai pranešėjai, mes galėsime gal paskui, nes Kornelijus gerą mintį dėl to registro, reiškia, davė. Iš tikrųjų, turėtų būti kažkur tai surenkama informacija, kur vartotojai siūlo, kokią paslaugą įtraukti į tas gairės, kad būtų prieinamumo įgyvendinamos. Nes jų labai, labai daug to prieinamumo niekur nėra. Netgi ir valstybinės institucijos patampa neprieinamos, jeigu ten reikia, neprieisi, neįeisi į tuos, taip kad čia tokia didžiulė problema. Ką Edita turi pasakyti? Oi, tiesą pasakius. Tau arba poliklinikose, ar su mažu vaiku, vis tiek kažką tai, Tikrai dažniausiai matyt susiduriu stumdama vežimėlį su šita problema, kad ne visur mes galim su ugne patekti, tai tiesiog imu ją ant rankų ir paprasčiausiu būdu keliaujam. Bet nežinau, ar to pristatymo metu galbūt praklausiau kažkuriuo momentu. Noriu pasidalinti vienu tokiu geruoju pavyzdžiu Lietuvoje, kaip yra įgyvendintas universalusis dizainas būtent Mo muziejuje. Nežinau, ar buvo minėta pranešėjos, galbūt kažkur. Nebuvo, ne. Taip, pats pastatas yra suprojektuotas atsižvelgiant į visus reikalavimus. Tai jeigu nesat buvę, labai rekomenduoju apsilankyti. Tikrai visos erdvės yra pritaikytos įvairių specialių poreikių turintiems žmonėms, tai tiesiog tokia mintis, kurią norėjau pasidalinti. Geras pavyzdys. Šaunu. Kas dar čia, ką turit pasakyti tokio vertingo? Kornelijau, užbaikite. Ir aš manau, kad mes čia anksčiau baigsime ir galime paleisti tada to verto pristatymą, nes jisai irgi tik atsiuntęs nebus pats. Paskui jam klausimus galima pateikti, sako, aš taip atsakysiu. Aš ką, užbaigti norėčiau vis tik tai labai gražių dalykų. Šie metai yra Čiurlionio metai, o Čiurlionio paveikslas Karaliai tai yra tiesioginis pavyzdys mūsų valdžiai, kaipgi tie išrinktieji mūsų turėtų elgtis valdydami mūsų šalį. Būtent žiūrėti į tą, kaip karaliai žiūri į tą visuomenės pagrindą, būtent šeimą ir šviečiantį namą, kurioje gyvena šeima, į būstą. Būstas ir šeima yra pagrindas valstybės. Deja, šiai dienai mes net negalim pasakyti, kasgi vis tik tai yra iš tikrųjų nekilnojamasis turtas ir kaip turi valstybė rūpintis, kad būtent urbanistika, kuri yra
būtent mokslas apie visą aplinką siejančią su būstu, turi atspindėti tą mūsų šalies civilizuotumą. Deja, šiandieną mes to negalim pasigirti. Urbanistikos mes neturim specialistų ir bendrai. Jeigu miesto plėtros taryboje, miesto plėtros komitete nėra nei vieno urbanistikos specialisto, tik nori yra, bet nėra nei vieno urbanistikos specialisto. Tai kokie gali būti sprendimai patikimi ir ant kiek jie gali būti profesionalus, tai tvirtinant, daleiskim, kažkur tai iškirsti medžius, pastatyti namą, ar dar kažką tai padaryti kažkieno tai naudai. Tai čia yra toks dalykas. O mes turim daug tokių atvejų, kai ąžuolai, eglynai nukertami vien tik tai kažkur tai sprendimu, tiesiog, sakyčiau, nediletantiško, iš viso nesuderinamu su priesaikomis ir panašiai tų valdininkų ir tarybos narių tarnauti žmonėms nesuderinami. Ir yra tiesiog galima būtų apkaltinti tuos, kurie patvirtino šitą sprendimą, daleiskim, leidimą kažkur tai kažką tai daryti, galima apkaltinti juos būtent priesaikos pažeidimu. Deja, nuobaudų ir baudų, kaip sakant, kai už medį nukirsta gauna baudą, pas kurį pinigų daugiau negu sąžinės, nukerta ąžuolą, vos ne 100-metį nukerta tam, kad jam tiktų tenai ta erdvė. Ir niekas už tai jo nenubaudžia. Gerai, Kornelijau, surišant su dabartinė tema prieinamumo, tai galima sakyti, kad prieinamumas prie nukertant medį mieste, tai mažina tų, sakykime, piliečių, gyventojų, miestiečių prieinamumą prie žalios aplinkos, prie sveiko oro ir taip toliau, reiškia, grinai tokie biurokratiški, savanaudiški, be atsakomybės priimami sprendimai. Tai gerai, tada dabar tą temą baigiame. Alvyda, aš pabaigsiu šitą. Rezultate to paskui atsiranda nepasitikėjimas ir, kaip neatsimenu, kuris ten iš deputatų yra pasakęs, kad geriausiai parodo pasitikėjimą valdžia ir visą sistemą, geriausiai parodo rinkimai. Jeigu per rinkimus išrenkame kažkokį tai pareigūną vos 30% nuo visų rinkėjų skaičiumi, tai kokia čia, kai jeigu name spręs, ką namui daryti, ar bendruomeniai reikalaujama 51%, o pas mus išrenka ten merą ar dar kažką, tai vos 30% rinkėjų, kurie yra sąrašuose surašyti. Ir tuomet kai kas pareiškia, kad ką išsirinkote, tą turim. Ir didžioji dalis 60% sako, o aš jų nerinkau. Kodėl jūs man prikaištaujate? Tai ir tas pats gali būti ir pasakyti, mes jūsų neskiriam, tai jūsų problema, kodėl tokie sprendimai priimami. Kornelijau, galite kalbėti iki begalybės, mes iškalbėję viską, tai esame, gal tada baigime tą temą, gerai? Atskira tema yra. Taip. Stasiukai, dabar ką Gita? Matau, kad kažkas iš prisijungusių yra Fellow G ir nematau pilno pavadinimo per telefoną. Kas čia yra toks per asmuo? Čia gal kokie
Follow-gister. mus norintis. Ai, Kas? fellow-gister, kas ten? Follow-gister tai neatpažintas vartotojas. Ta prasme, kad kažkas tai tas, kas prisijungia, neįsivardino savo paskyros. Tai jeigu jisai nori, gali prisistatyti, ne, tai, kaip sakyt, kol kas aš jokių grėsmių, nors jau iš techninės pusės nematau, kad būtų galima kažką to užbraukti. Tiesiog, kad Savavališkai būtų vykdomas įrašas tame tarpe. Tai gerai, kolegos, tai dabar Stasiukai, reiškia jo, pasiruošęs paleisti valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovas Darius Slavickas atsiuntė savo video, jisai vadinsis vartotojams aktualūs energetikos sektoriaus pokyčiai. Mes tikrai visi esame energetikos vartotojai, be proto brangi ta energetika, vienu žodžiu, kaip reikalas sumažina mūsų biudžetą šeimų. Tai Labą dieną. Šiandien pasidalinsiu įžvalgomis tema, kuri yra aktuali tiek institucijoms, tiek kiekvienam vartotojui. Tai vartotojams aktualūs energetikos sektoriaus pokyčiai. Šiuo metu energetikos sektorius išgyvena reikšmingus pokyčius, todėl tiek paslaugų tiekėjai, tiek galutiniai vartotojai susiduria su iššūkiais siekdami pasinaudoti naujomis energetikos rinkos galimybėmis. Pastarieji metai atnešė reikšmingų teisinių ir technologinių pokyčių, nuo galimybės aktyviai veikti rinkoje, elektros rinkos liberalizacijos iki išmanių apskaitos sistemų diegimo ir atsinaujinančios energetikos plėtros. Visa tai veikia tiesiogiai vartotojus, jų pasirinkimus, todėl turintys atitinkamų žinių vartotojai gali pasinaudoti savo teisėmis bei rinkos teikiamomis galimybėmis. Šiandienos pristatyme trumpai apžvelgsiu svarbiausius teisės aktų pokyčius, pateiksiu vartotojų kreipimusi statistiką, pasidalinsiu aktualijomis bei praktiniais pastebėjimais iš konsultavimo patirties. Tikiuosi, kad ši informacija bus naudinga jūsų kasdienėje veikloje ir padės dar geriau atstovauti vartotojų interesams. Taigi kviečiu pasiklausyti. Vartotojų teisių apsauga grindžiama teisiniais pagrindais įtvirtintais atskirus sektorius reglamentuojančiuose teisės aktuose. Čia matote pagrindinius įstatymus ir taisyklės reglamentuojančias energetikos, kurie apima elektros dujų, šilumos ir geriamo vandens sektorius, kuriuose nustatomos vartotojų teisės ir pareigos bei vartojimo ginčų sprendimo tvarka. Šie teisės aktai užtikrina ne tik tai, kad vartotojų teisės yra aiškiai apibrėžtos ir ginamos teisės aktų nustatyta tvarka, bet ir leidžia užtikrinti tinkamą vartotojų informavimą apie jiems teikiamas paslaugas, jų galimybės ginti savo teises, jų pažeidimo atveju. Pabrėžtina, kad vartotojai turi tik tas teises, kurias jiems nustato teisės aktai. Šiek tiek statistikos. Kaip matosi iš statistikos, 2024 metais sulaukėme daugiau kaip 6000 paklausimų ir virš 2000 kreipimųsi raštu. Elektroniniu paštu buvo gauta 2669 ir nemokamo telefono ryšio numeriu 3516. Tai rodo, kad vartotojai aktyviai domisi savo teisėmis. Ir galimybėmis energetikos sektorė, o informacijos poreikis išlieka didelis. Nors bendras kreipimosi skaičius pastaraisiais metais stabilizavosi, vartotojų kreipimosi pasiskirstymas tarp sektorių rodo aiškias tendencijas. Mažėja skundų dėl šilumos, tačiau daugėja dėl elektros. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2024 metais daugiausia
kreipimusi sulaukė dėl elektros energetikos klausimų. Tai sudarė 84% visų kreipimusi. Atsinaujinančios energetikos plėtra skatina vartotojus rinktis alternatyvius elektros energijos gamybos būdus ir patiems tapti gaminančiais vartotojais. Vartotojams kyla klausimų dėl vykstančių pokyčių energetikos sektoriuje. Tai lemia tokios aplinkybės kaip atsinaujinančios energetikos plėtra, poreikis didinti elektros vartojimo galią ir įsirengti saulės elektrinės, elektros rinkos liberalizacija, taip pat išmanios apskaitos diegimas. Taigi elektros sektorius išlieka dinamiškiausias sritis, tad ir vartotojai susiduria su daugiausia praktinių klausimų ir neaiškumų. Tai atskleidžia, kad kaip ir ankstesniais metais, 2024 metais vartotojams aktualiausi išliko sąskaitų pateikimo ir apmokėjimo suvartotą elektros energiją klausimai. Dažniausiai kreipiamasi dėl jų nuomonę neteisingai ar nepagrįstai išrašytų sąskaitų. Tokie atvejai sudaro apie 22% visų kreipimusi šiame sektoriuje. Taip pat reikšminga dalis 20% susijusių su elektros įrenginių prijungimu prie elektros sistemos. Tai rodo, kad infrastruktūros plėtra ir asmenų siekiančių tapti elektrą gaminančiais vartotojais augimas kelia praktinių iššūkių. Atsinaujinančių išteklių klausimais 2024 metais gauti 57 vartotojų kreipimais. Šie skaičiai rodo, kad vartotojai vis dažniau imasi aktyvaus vaidmens energetikos rinkoje, ne tik kaip paslaugų gavėjai, bet ir kaip gaminantys vartotojai, investuojantys į saulės elektrinės ar kitus sprendimus. Tai keičia ir jų lūkesčius ir didina poreikį informacijai. Elektros sektoriaus kreipimųsi skaičius nuosekliai augo, nes, kaip ir jau buvo minėta, elektros sektorius yra itin dinamiškas ir vartotojai susiduria su naujais technologiniais ir teisiniais pokyčiais. Iš pradžių daugėjo kreipimųsi susijusių su leistinos elektros galios didinimu vartotojų objektuose, vėliau augant atsinaujinančių išteklių plėtrai dėl gamybos įrenginių prijungimo prie skirstymo sistemos. Toliau vykstant rinkos liberalizacijos procesui, vartotojai vis dažniau kreipiasi dėl elektros tiekėjų pasirinkimo, sutarčių sudarimo, nutraukimo ir kainodaros. Pradėjus diegti išmaniąsias apskaitos sistemas, padaugėjo klausimų dėl jų diegimo, veikimo ir duomenų tikslumo. Energetikos sektoriaus klausimai reikalauja ne tik techninių žinių, bet ir gebėjimo paaiškinti sudėtingus procesus suprantamai vartotojui. Technologiniai pokyčiai elektros sektoriuje vyksta sparčiai, o jų supratimui dažnai reikia specialių žinių. Taryboje gaunamų kreipimųsi analizė rodo, kad daugelis klausimų kyla dėl techninių ir teisinių žinių stokos, todėl labai svarbu, kad skirstomųjų tinklų operatoriai, visuomeniniai ir nepriklausomi tiekėjai nuolat tobulintų savo komunikacijos su vartotojais praktiką. Elektros energetikos įmonės, kaip savo srities profesionalai, turi pareigą teikti vartotojams aiškią, išsamią ir neklaidinančią informaciją apie teikiamas paslaugas, kainodarą, sutarties sąlygas bei techninius sprendimus. Ši pareiga kyla tiek iš bendrųjų vartotojų teisių apsaugos principų, tiek iš specialiųjų energetikos sektoriaus teisės aktų. Pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą vartotojai turi teisę gauti visą aiškią ir suprantamą reikalingą informaciją iš perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių, visuomeninių ir nepriklausomų tiekėjų apie savo teises susijusias su elektros energijos vartojimu ir gaunamomis paslaugomis, susipažinti su elektros energijos suvartojimo duomenimis, įskaitant suvartotos elektros energijos kiekį, taip pat raštu arba elektroninių ryšių priemonės davė sutikimą nemokamai leisti bet kuriam tiekėjui naudotis savo elektros energijos suvartojimo duomenimis, kuriuos nemokamai turi teisę gauti
pats vartotojas gauti skaidrią informaciją apie taikomas kainas, tarifus ir apie visas sąlygas susijusias su elektros energijos paslaugomis. Todėl elektros energetikos įmonių profesinis pasirengimas ir atsakomybė yra ne tik moralinė, bet ir teisinė pareiga užtikrinti, kad vartotojas priimtų sprendimus vadovaudamasis teisinga ir suprantama informacija. Teisiniu reglamentavimu siekiama užtikrinti, kad vartotojui teikiama informacija būtų kuo aiškesnė ir kuo suprantamesnė, kad vartotojas galėtų priimti labiausiai jo poreikius atitinkančius sprendimus. Tuo tikslu nuo 2025 m. birželio 1 dienos įsigaliojo nauji reikalavimai elektros tiekėjams. Sąskaitose turi būti aiškiai nurodyta galutinė kaina, suvartotas kiekis, visi taikomi mokesčiai ir netgi palyginimas su kitų tiekėjų pasiūlymais. Šie pokyčiai įgyvendinti siekiant padidinti skaidrumą ir užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengviau suprasti, kiek ir už ką moka. Tai ypač svarbu rinkos liberalizacijos kontekste, kai vartotojai turi galimybę rinktis tiekėją ir tarifų planą pagal savo poreikius. Tai padės vartotojams lengviau suprasti, kiek ir už ką jie moka, bei priimti pagrįstus sprendimus. Be to, naujos taisyklės skatina tiekėjus konkuruoti ne tik kainą, bet ir informacijos pateikimo aiškumu bei paslaugų kokybę. Tai reiškia, kad sąskaita tampa ne tik atsiskaitimo dokumentu, bet ir svarbiu informaciniu įrankiu vartotojui. Svarbus pokytis. Pažeidžiami ir mažai elektros energijos suvartojantys vartotojai iki 2030 metų galės naudotis visuomeniniu tiekimu. Tai reiškia, kad apie 800 tūkstančių elektros vartotojų nebeturės pareigos rinktis nepriklausomą tiekėją. Šis sprendimas priimtas siekiant apsaugoti pažeidžiamiausias visuomenės grupės nuo galimų neigiamų rinkos svyravimų ir užtikrinti jiems stabilę prieinamą elektros energijos teikimo paslaugą. Taip pat vartotojams atitinkantiems pažeidžiamo ir mažai elektros suvartojančio kriterijus suteikiama galimybė grįžti į visuomeninį tiekimą, jei jie jau ir buvo pasirinkę nepriklausomo elektros energijos tiekėją. Pažeidžiamas elektros energijos vartotojas tai buitinis vartotojas, kuris atitinka bent vieną iš šių kriterijų, tai gauna pats ir ar su juo bendrai gyvenantys asmenys gauna ir ar turi teisę gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Asmuo su negale, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos asmens su negale teisių apsaugos pagrindų įstatyme, gauna šalpos senatvės pensiją arba šalpos kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymą. Svarbu pažymėti, kad šios vartotojų grupės dažnai susiduria su papildomais iššūkiais, ribotomis finansinės galimybėmis, informacijos trūkumo ir technologinių sprendimų neprieinamumu. Todėl valstybės parama ir aiškiai apibrėžtos teisės šiuo atveju yra itin reikšmingos. Vartotojai, norėdami sužinoti, ar jų objektui reikia pasirinkti nepriklausomą tiekėją, informaciją visuomet gali pasirinkti ar pasitikrinti apsilankę pasirinktiekėja.lt interneto svetainėje ir įvedę savo objekto numerį. Objekto numerį elektros vartotojas gali rasti sąskaitoje už suvartotą elektros energiją ir suteiktas paslaugas. Taip pat paskambinę telefono ryšio numeriu 3706266 5565 sužinoti, ar reikia pasirinkti tiekėją, gauti informaciją apie galimus tiekėjus potencialius tiekti elektros energiją, paprašyti, kad informacija būtų atsiųsta paštu.
Taigi, nuo Liepos 1 dienos keičiasi energijos skirstymo operatoriaus tarifų planai, įvedamas naujas efektyvus planas, skirtas tiems, kurie efektyviai naudoja galią, taip pat naikinamas namai plus planas, o išmanusis tampa standartiniu. Šie pakeitimai yra dalis platesnės tarifų sistemos pertvarkos, kurios tikslas skatinti vartotojus naudoti elektros energiją efektyviau ir prisidėti prie energijos vartojimo optimizavimo visos sistemos mastu. Šie pokyčiai elektros vartotojams leis geriau pritaikyti planus pagal individualius elektros energijos suvartojimo įpročius. Vartotojai gaunantys elektros energiją iš žemos įtampos elektros tinklų, kuriems taikomas tarifų planas namai plus, ne vėliau kaip iki 2025 metų birželio 30 dienos turėjo pasirinkti kitą standartinį efektyvų arba namai tarifų planą. Jei vartotojai iki nurodytos datos plano nepasirinko nuo 2025 metų Liepos 1 dienos, jiems automatiškai pritaikytas planas namai. Svarbu pažymėti, kad automatis plano pritaikymas nereiškia, jog tai yra optimaliausias pasirinkimas kiekvienam vartotojui. Todėl rekomenduojame aktyviai įsivertinti elektros vartojimo įpročius ir esant poreikiui keisti planą. Vartotojams gaunantiems elektros energiją iš žemos įtampos elektros tinklų, kuriems taikomas tarifų planas išmanusis, nuo 2025 metų Liepos 1 dienos bus automatiškai pritaikytas standartinis 4 laiko zonų tarifų planas. 4 laiko zonų planas leidžia vartotojams dar lankstesnį elektros suvartojimo planavimą, ypač tiems, kurie gali perkelti dalį savo elektros energijos suvartojimo į mažesnio tarifo laikotarpius. Akciniai bendrovei, energijos skirstymo operatorius diegiant išmaniuosius elektros energijos apskaitos prietaisus, tarifų plano pakeitimas yra technologiškai paprastesnis, o elektros energijos apskaitos prietaiso laiko zonos gali būti pakeistos nuotoliniu būdu. Tai reiškia, visa tai gali būti atlikta automatiškai per nuotolinę sistemą. Todėl vartotojai pasirinkti ir keisti tarifų planą galės vieną kartą per mėnesį. Ši galimybė suteikia daugiau lankstumo ir leidžia vartotojams greičiau reaguoti į kintančius elektros energijos naudojimo poreikius ar kainų pokyčius rinkoje. Taip pat nuo Liepos 1 dienos trumpinamas prijungimo sąlygų galiojimo laikas ir įvedama galimybė susigrąžinti įmoką už prijungimo sąlygų parengimo paslaugą, jei įrenginiai įrengiami per prijungimo sąlygose nustatytą laiką. Ši priemonė skirta paskatinti vartotojus atsakingai planuoti prijungimų gamybos įrenginių poreikį ir užtikrinti, kad rezervuota elektros tinklo galia būtų realiai panaudojama. Tai skatina atsakingą planavimą ir mažina nepagrįstą elektros tinklo galios rezervavimą. Pakeitimais siekiama pagerinti sąlygas gaminantiems vartotojams, kad nebūtų pernelyg ilgai nepagrįstai rezervuojama energijos skirstymo operatoriaus elektros tinklo galia, kai potencialūs gaminantys vartotojai rezervuoja energijos skirstymo operatoriaus tinklo galias, tačiau faktiškai saulės elektrinių neįsirengia. Tokia situacija iki šiol kėlė iššūkių tiek tinklo operatoriams, tiek kitiems vartotojams, kurie dėl kitų vartotojų rezervuotų, bet nenaudojamų galių negalėjo įsirengti savo elektrinių. Todėl naujosios taisyklės padės užtikrinti efektyvesnį tinklo pajėgumų paskirstymą ir skaidresnį procesą visiems rinkos dalyviams. Kas keičiasi? Tiekėjai įpareigoti pirmame sąskaitos buitiniams vartotojams lape, antrame lape, jeigu buitiniam vartotojui sąskaita pateikiama daugiau kaip už vieną vartotojo objektą, nurodyti
galutinė elektros energijos kaina, faktinė elektros energijos suvartojimo per ataskaitinį laikotarpį, tiekėjo taikomus mėnesio ir kitus mokesčius, jeigu tokie mokesčiai taikomi, galutinė mokėtina suma už suvartotą elektros energiją ir suteiktas paslaugas, informacija apie sąskaitos išrašymo dieną, nepriklausomo tiekėjo pasiūlymų palyginimo priemonė, nepriklausomo tiekimo siūloma mažiausia galutinė elektros energijos kaina, taikoma buitinio vartotojo sutartyje pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos kainų tarifo planui ir elektros tiekimo laikotarpiui. Taip pat nepriklausomo tiekėjo siūloma mažiausia galutinė elektros energijos kaina buitinio vartotojo sutartyje pasirinktam elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos tarifo planui, neatsižvelgiant į buitinio vartotojo sutartyje pasirinktą elektros energijos teikimo laikotarpį. Pastarieji du reikalavimai, šios nuostatos netaikomos, jei su buitiniu vartotoju yra sudaryta kintamos elektros energijos kainos sutartis. Šie reikalavimai padeda užtikrinti, kad vartotojas galėtų objektyviai įvertinti savo tiekėjo pasiūlymą ir esant poreikiui priimti sprendimą dėl tiekėjo keitimo. Taip pat skatina didesnę tiekėjo atsakomybę ir skaidrumą rinkoje. Ką svarbu žinoti pažeidžiamam ir mažai elektros energijos vartojančiam vartotojui. Vartotojai jau pasirinkę nepriklausomą elektros tiekėją ar šiuo metu gaunantis garantinio tiekimo paslaugą turi galimybę grįžti į visuomeninį tiekimą nuo 2025 m. birželio 1 dienos. Pageidaudami, kad elektros energiją jiems tiektų visuomeninis tiekėjas, vartotojai turi nutraukti sutartis su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais. Po sutarčių nutraukimo šie vartotojai bus automatiškai priskirti visuomeniniam tiekimui. Svarbu, kad šis procesas būtų kuo paprastesnis ir aiškesnis, tai padeda išvengti painiavos ir užtikrina sklandų perėjimą prie visuomeninio tiekimo. Visuomeninis tiekėjas uždaroji akcinė bendrovė Ignitis informuos visus visuomeninio elektros tiekimo vartotojus apie jų duomenų atvėrimą nepriklausomus elektros energijos tiekėjams. Visi visuomeninio elektros tiekimo klientai galės išreikšti nesutikimą, kad jų duomenys būtų atverti nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams, vykdami savo veiklą ir atlikdami jiems pavestas funkcijas. Tiekėjai turimus asmens duomenys privalo tvarkyti vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamente dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kurio panaikinama direktyva 95/46 bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų, užtikrindami tinkamą asmens duomenų apsaugą. Tie visuomeninio tiekimo vartotojai, kuriems iki šių metų pabaigos dar išliks pareiga pasirinkti nepriklausomą tiekėją, apie tai bus informuoti atskiru laišku. Ginčų nagrinėjimas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nagrinėja ginčus tarp vartotojų ir tiekėjų tiek energetikos, tiek vandens sektoriuose. Svarbu žinoti, kad pirmiausia vartotojas turi kreiptis raštu į įmonę, o tik po to į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Ginčų nagrinėjimui būtina pateikti visus susijusius dokumentus, tai užtikrina skaidrumą ir efektyvų ginčų sprendimą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba veikia kaip nepriklausomas tarpininkas tarp vartotojų ir įmonės, siekiantis užtikrinti, kad ginčai būtų sprendžiami objektyviai, greitai ir be papildomų finansinių išlaidų vartotojui. VERT nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos objektų įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo sustabdymo ar ribojimo,
energijos taupymo paslaugų teikimo, energijos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perdodant, laikant energiją, prisijungimo, mokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje. Taip pat valstybinė energetikos reguliavimo taryba nagrinėja ginčus vandens sektoriuje dėl geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų, laikino atjungimo nuo prijungimo prie geriamo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo. Iš vartojimo ar komercinės sutarties kilęs pareiškėjo ar skundžiamos įmonės nesutarimas dėl fakto ir ar teisės klausimų yra ginčas. Vartotojas, manantis, kad energetikos ar geriamo vandens tiekimo įmonė vykdydama veiklą pažeidė jo teises ar teisinius interesus susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia privalo raštu kreiptis į įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Energetikos įmonė privalo išnagrinėti pareiškėjo kreipimąsi ir jam motyvuoti atsakyti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos, o geriamo vandens tiekėjas per 14 dienų. Šis etapas būtinas, nes suteikia įmonei galimybę išspręsti problemą taikiai tarpusavyje ir be jokio papildomo reguliuotojo įsikišimo. Pažymėtina, kad vartotojas gali kreiptis į tarybą tik tuo atveju, jeigu prieš tai su analogišku reikalavimu, kurį nurodo prašyme, kreipėsi į energetikos įmonę. Pažymėtina ir tai, kad tais atvejais, kai vartotojai kreipėsi į energetikos įmonę ir pateikė tik klausimus, laikoma, jog tai tikslas gauti informaciją, o ne apginti galimai pažeistas teises. Jei įmonės atsakymas netenkina, vartotojas turi teisę pateikti valstybinė energetikos reguliavimo tarybai prašymą, išnagrinėti ginčą ne teismo tvarka, prašyme būtina nurodyti ir pateikti visas aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos nagrinėjant ginčą. Aišku, reikalavimą įmonės atžvilgiu, įmonės atsakymo į asmens kreipimosi kopiją, o jei atsakymas negautas kreipimosi kopiją, su įmonė sudarytos sutarties kopija, dėl kurios kyla ginčas, prašyme išdėstytas aplinkybės patvirtinančių dokumentų kopijas, informacija ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir to pačio pagrindo nesprendžia teismas arba kitas vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas ir ar ginčas nebuvo išnagrinėtas teisme. Ginčo ar skundo nagrinėjimui itin svarbus vartotojo suformuluoto ginčo teisinis pagrindas ir dalykas. Būtent prašyme nagrinėti vartojimo ginčą ar skundą suformuluotas prašymo išnagrinėti vartojimo ginčą ar skundo pagrindas ir dalykas apsprendžia ginčo teisinio santykio ribas, o kartu ir ribas, pagal kurias taryba nagrinėja vartojimo ginčą ar skundą. Pažymėtina, kad taryba išnagrinėjusi ginčą ar skundą priima vieną iš šių sprendimų dėl ginčo ar skundo esmės, patenkinti pareiškėjo reikalavimus ir dalies patenkinti pareiškėjo reikalavimus arba atmesti pareiškėjo reikalavimus. Taigi, ginčo ar skundo reikalavimas turi būti suformuluotas taip, kad būtų aišku, kokio teisinio rezultato siekiama kreipiantis į tarybą ir kokius konkrečius įpareigojimus taryba nustačiusi tam pagrindą turėtų skirti skundžiamai įmonei. Taryba ginčus ir skundus įprastai nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jau pateiktus rašytinius ir daiktinius įrodymus. Pažymėtina, kad ginčo atveju tarybos sprendimas
įsigalioja ir yra privalomas vykdyti, jeigu ne viena ginčo šalių per 30 dienų nuo tarybos sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės. Įsigaliojęs tarybos sprendimas yra vykdomasis dokumentas. Tikiuosi, kad ši informacija buvo naudinga ir pravers jūsų darbe ar kasdienėje veikloje. Ačiū už jūsų dėmesį. Tai turbūt galim uždaryti renginį šiandienos. Alvita. O kur ovacijos pranešimai? Labai optimistiškai nuteikiantis pranešėjas. Taip, man taip, kai sakyti. Nėra atgalinio ryšio, kam pateikti, tai dėl to turbūt... Pasijutau, kaip klausydamasis 27-ojo Tarybų Sąjungos komunistų partijos suvažiavimo pranešimą, kurį padarė generalinis sekretorius Leonidas Brežnevas. Tai jums nepanašu į žaidimą į vienus vartus? Labai panašu, tai. Kornelijus kažką dar nori papildyti. Kornelijau, įsijunkite mikrofoną. Palaukite, aš noriu pasakyti, kaip čia, kas man išjunginėja garsą. Arai, tu čia mane vis riboji mano teisės. Jeigu kas ne taip, visą laiką aš atsakau. Nes jisai žmogus, aišku, labai daug dūsavo, labai sunku klausytis, žinai. Taip, kai žmogus vargsta. Bet kaip aš jo prašiau, kad kokios problemos, kokie skundai realiai būna, nes gali sakyti, va čia taip ir tą reikia skaidriai, ir tą skaidriai, nu tai daug to reikia, o realiai, kai dėl ko tie skundai ateina į tą vertą, jisai žmogus apie tai nepapasakojo. Ir labai daug informacijos suteikia tas, kas jau senai mums žinoma, kas jau yra internetu. O mes norėjome kažkokios tai unikalios informacijos. Taip kaip vartotojų tarnyba įdomiai pasakojo, žinai. Tai va. Nu, Kornelijau. Nu, yra paprastas dalykas. Turbūt visi Vilniečiai ir kitam didmiesčiuose puikiai mato kiekvieną pavasarį, kai sniegas iškrenta paskutinis ant tų visų laukų arba rudenį pirmas sniegas iškrenta, kas dedasi virš tų trasų, kaip jos gražiai žaliuoja. Na, šilumininkai sako, kad tai dėl to, kad visiškai normalu, kad 20% tai yra visiškas dalykas. O ką tai reiškia? Tai kad kiekvienas vartotojas sumokėjęs už šildymą 100 eurų, 20 eurų sumoka už tas žaliuojančias vejas. Ant jų nors bent krapus pasodintų, tai būtų šis. O dabar žaliuojančios ir kasgi vyksta. Visai nesenai žiūrėjau ir mačiau tokį įdomų dalyką. Vos 8 centimetrų storio izoliacija, vamzdžiai kasami ir klojami į dekanalinės tranšėjas. Kornelijau, čia neikime į detalės. Mes į verto pristatymas apie ginčų nagrinėjimą. Ar ten vis dėlto vartotojas ten gali rasti teisybę ir kaip yra energetikoje? Šilumos sąskaitos. Energijos, elektros, pavyzdžiui. Elektrą tai mes visi turime
Nu, naudojant. tai skaitliukai stovi kiekvienas tiek suvartoja, tiek ir turi. Gali taupyti. Taupyk netaupas, bet pakankamai daug yra viešoje aplinkoje nusiskundimų apie tai, kad lygtai prietaisai visi ir išjungti namuose, bet skaitliukai sukasi. Ypač tie išmanūs skaitliukai, kai sakyt paprasti, analoginiai seniai skaitliukai nesisukdavo. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas. Yra pakankamai daug ginčų dėl tų skaitliukų keitimo. Kai daleiskim šitie patys tų pačių ginčų, tu prasme, apie, sakysim, jų pritaikomumą. Kai pagal visus reikalavimus šitie skaitliukai turi būti pritaikyti ne tik tai elektros apskaičiavimui, bet ir šilumos, ir vandens, ir dujų. Vienas skaitliukas turi atlikti visus tos vaidmenis. Reiškia, jisai nėra tam pritaikytas. Nėra vykdoma patikra nacionalinėme lygyje. Ta prasme, atvažiuoja tie patys skaitliukai visi su gamintojų sertifikatais arba su tyrimais, kurie yra atlikta šalyje gamintojoje. Ir tarp kitko būtent operatorius, kuris keičia tos skaitliukus, jisai teikia tokį paaiškinimą, kad atseit nereikia čia. Kam reikia daryti papildomą patikrinimą čia Lietuvoje, leisti pinigus, nors, kai sakėt, įstatyminė bazė to reikalauja, tai prasme, pačių išmaniųjų skaitliukų diegimo nuostatos, bet jų dėja, kai sakėt, nėra. Ir, palaukit, dar kažką tai norėjau Yra ne visos procedūros, tarp kitko, atliktos. Reiškia, kas liečia jų priėmimą ir jų patvirtinimą, ta prasme, dėl diegimo tų pačių išmaniųjų skaitliukų. Ir dar vienas dalykas. Čia buvo pranešėjas paminėjo duomenų apsaugos reglamentą, kai tikriausiai, jisai puikiai turi žinoti, kad tie išmanieji skaitliukai, jie neatitinka duomenų apsaugos reglamento reikalavimų, nes jų duomenys vartotoją apie sunaudotus kiekius pasiekia būtent per operatorių, per skirstytoją. Ta prasme, visų pirma, tie duomenys nukeliauja į operatoriaus serverį, jie tenai yra užfiksuojami kas 15 minučių ir tik tai po to tie duomenys tampa pasiekiami vartotojui, kaip tam pačiam įstatyme aiškiai yra pasakyta, kad tie duomenys turi būti vartotojui pasiekiami betarpiškai, tai yra netarpininkaujant pačiam, kaip sakyt, duomenų kaupėjui. Ir kitas dalykas, kaip sakyt, jeigu žmonės nepageidauja to, yra paprasčiausiai grubiai skaičiuojama, kad jeigu tu vartoji daugiau negu 1000 kW per metus, tu jau tampi automatiškai būtent šitos prievolės teikti savo duomenis, teikti suvartojamo duomenis automatiniu būdu per išmaniuosius prietaisus, būtent šitam, kaip sakyt, ne energijos, o galių tiekėjui kaip tokiam. Tai ką, tokios būtų mano, kaip sakyt, pastabos ekspromtų, bet ant kiek mes čia galim sukovoti, ant kiek ne, galim ir pasvarstyti, bet nes tikrai iš šito pranešimo aš neišgirdau vartotojų teisių gynimo. Aš tik tai išgirdau, kad tokią skaidrę frazę, kuri nieko nepasako, kad tipo galios tiekėjo atsakomybę stiprina. Bet atsiprašau, pagal visą turinį, tai tik tai visas krūvis tenka tik tai vartotojai, o ne galios tiekėjai. Dėkui. Mykolai, tu ar gyvas esi? Nes rašinėjai čia žinutes, tai kur tu esi? Nėra jo. Gerai, Kornelijau. Tai kalbėk, Mykolai. Įjung garsą. Gerai tada, Kornelijau. Nu, Arai. Taip, klausau.
Kornelijus išsijungęs mikrofoną. Kornelijau, įsijunkit mikrofoną. Dabar girdit? Taip, taip. Tai vat buvo interaktyvus šilumos naudojimo kiekio žemėlapis, kuriuo gyrėmėms gana plačiai 2014 metais. Jeigu jūs ir tuomet galima buvo interaktyviam žemėlapį pasižiūrėti, kiekgi šilumos suvartoja jūsų namas, ar taip kaip buvo, kaip ir mes pasižiūrėję savo laiku, suradom karščiausią šilumą namą Agrastų gatvėje, būtent pagal šitą žemėlapį. Deja, šiai dienai šitokio žemėlapio nebėra ir kiek šilumos suvartoja tas ar kitas namas, palyginimo negalima nustatyti. Ir net aname žemėlapyje buvo labai sunku palyginti renovuotus namus su nerenovuotais arba naujos statybos namus. Ir gal todėl ir dingo tas žemėlapis, kad būtent pasižiūrėjus į jį išaiškėdavo, kad gerai tvarkomas šilumos mazgas senos statybos vos ne Chruščiovkoje, suprantat, sunaudoja šilumos namas būtent mažiau, reiškia, negu naujos statybos, daleiskim, tas pats Juozapavičiaus 3 namas ar kitas monolitas, daleiskim. Ir šiai dienai būtent tokia svarbus informacijos ir duomenų šaltinis yra dingęs kažkodėl tai. Kažkam tai labai nesinori, kad žmonės matytų ir lygintų, kaipgi jų namą ir šilumos ūkį tvarko jų namą administruojanti įmonė ir bendrai ar davė reikiamą efektą tų sienų aplipdymas su putplasčiu ar visa kita, kurio tikėjosi tie, kurie renovavo ir panašiai pastatus. Gerai, Kornelijau, dabar dar kažkas tai jungiasi norėjo. Gerai. Nežinomas tas kontaktas norėjo pasiskelbti. Nu va, dabar sėdžiu be elektros ir internetą imu tiesiai iš planšetės tik tai, o prisijungti prie namų tinklo negaliu, nes name šiai dienai nėra elektros dėl kažkokių tai darbų. Net vartai įvažiavimui ir tai negali žmoniškai atidaryti, reikia su rankomis atidarinėti, nes elektros nėra. Nu, apie tai, kad jos nebus, pranešė. Gerai, daugiau kas turi, jau Aras pradėjo valgyti, skanaus. Turite dar kažkas tai pastebėjimų? Aš nevalgau. Nepabaigėt? Ne, aš baigiau šią momentą. Tai žinote, galbūt šiandien ir baigime. Rytoj 10 val. Vėl prisijungsime, bus tokios įdomios temos, jau sakiau, Lietuvos bankas ir išregaliavimo tarnyba. Iš ryto, o po pietų bus veterinarijos ir maisto tarnyba ir teismo psichologija apie konfliktų sprendimo būdus. Ir galėsime vėl diskutuoti, kaip ir šiandien. Tai kągi, ačiū labai jums. Prisijungusiems, nesvarbu, kad ne visi tokie drąsūs kalbėti ar rodyti savo sakykime, plikės, kaip kad Kornelijus dabar rodo. Tai va. Visus krūmus rodau, galiu dar savo šuniuką čia parodyti, bet guli kepinas ant saulutės. Nu. Tai va, parodė savo vaikelį, o kur ant pirmasis? Visi namie esam, tai dėl to mano dalyvavimas šiandien toksai protarpinis. Miega dabar mano didysis, bet rytoj gal pavyks visus parodyti.
Bet vis tiek internetas, tas nuotolinis geras dalykas. Nereikia kažkur tai važiuoti, eiti, va tiesiog iš namų vaikus prižiūrime, kažkas tai va pietauja, tai Kornelijus gamta džiaugiasi. Tu nori išlygomis pasidaryti. Leidus aš užbaigiu įrašą ir kambario neuždarau, toliau bendraujam asmeniškai. Ne, jau viskas, uždaryk viską. Viską uždaryk. Ne, kambario aš neuždarau, bendraukite kaip bendraujam. Vakaro likusio, dienos vakaro, iki rytojus. Gerai, tada iki.